gražus būrys, gražiai susirinkome. Aš tai labai esu šiek tiek nustebintas ir pamalonintas, kad naujų veidų matome mūsų auditorijoje. Taip? Kas čia, Jurgas, suveikėte jūs? Suveikėte jūs. Labai gerai. Tai va, reiškia, tęsime mūsų klubų užsiėmimus, klubų renginius. Ir šiandien toksai jau pakrypome į tokį nuotykinį žanrą. Nebe turbūt mokslo bus mažiau, bet bus tokių, reiškia, įvairių įspūdžių iš tolimų kelionių. Savo raštus aš tik tai noriu, taip sakant, paanonsuoti ir paminėti dar kartą, kad nenumaldomai, bet labai smagiai artėja geologų suvažiavimo renginys, kuris vyks gruodžio 1 dieną Panoramoje. Viešbutyje Panorama. Tai kolegos, kas dar nesate tapę Geologų sąjungos nariais, turite labai gerą progą tą padaryti. Yra labai paprasta forma, pasirašote ją ir įteikite mūsų sekretoriai arba iždininkiai ir tampate lygiateisiai, pilnaverčiai, daug žadantys ir aktyvūs Lietuvos Geologų sąjungos nariais. Mūsų skaičius jau artėja prie 300. Žiūrėkite, taip sakant, tai yra jau solidi organizacija, stipri mūsų jėga. Taip kad prašau patapti nariais. Taigi kvietimus jau siunčiame paštu, bus jie išplatinti kvietimai su programa, matyti jau rytoj, ir tada beliks, taip sakant, susitikti suvažiavime. Kas dar vertinga pasakyti? Taigi dar artėja kitas svarbus renginys kitais metais, tai yra pasaulinis geologų kongresas Pušane, Pietų Korėjoje. Ir jau dabar paskelbtas kvietimas teikti pranešimus. Pateikti abstraktus. Tai va, tai pasiruoškite, prašau, ir dalyvaukime visi dideliu būriu Pietų Korėjoje. Tai gerai. Taip. Pinigų atsiras. Geologų sąjunga stipri organizacija. Taip. Tadagi, kas yra? Tada, reiškia, turbūt dar vieną geologų klubą turėsime gruodžio mėnesio viduryje. Ir tokia tema turėtų būti, tai yra taršos užkardymas, stabilizavimas ir konsolidacija. Tai reiškia, tokia praktiška nauja metodologija siūloma ir diegiama, kaip taršą sulaikyti žemėje, kad jinai nesklistų. Be iškasimo, be pašalinimo ir taip toliau. Visiškai, taip sakant, tokia nauja technologija, bus labai įdomu mums su jie susipažinti. Tai va, tai beveik viską, ką norėjau pasakyti ir pasakiau, ir prašau dabar, kas eina pirmas į kurią pusę, į šiaurę ir į pietus. Arina. Baigsiu. Aš nežinau, dabar per Teamsus matysis. Tai labas vakaras visiems, labai smagu čia matyti gausų būrį. Aš visų pirma, tai turbūt norėčiau susipažinti su Galiorka sėdinčia šalia mano kursiokių Monikos ir Miglės. Kas jūs tokie? Aš kaip ir kuris geologas, dalis žmonių mane pažįsta. Aha, šalia. Aš esu jau kursiokiai. Aha, tai 4 kursų turim. Aš jau bukas. Labas. Aš Kristina, aplinkotyra aplinkotvarka, kursiokai. Tai labai smagu, kad susirinkot irgi nematytas veidas. Tai aš esu Arina, pati pasibaigiau magistrą hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos pernai, ne šiais metais pernai. Savo bakalaurą studijavau taip pat čia, po 4 metų pasibaigiau magistrą ir nusprendžiau, kad reikia šiek tiek paįvairinti savo gyvenimą, viską mesti Lietuvoje ir išvažiuoti į kitą pasaulio kraštą, tai yra Naująją Zelandiją. Į Naująją Zelandiją išvažiavau balandžio mėnesį, grįžau prieš mėnesį,
Tai kad trumpai įsivaizduoti, kurioje vietoje yra, tai realiai, jeigu grįžtumėtės per žemę, per centrą, pataikytumėte ten kažkur aplinkui prie Naujosios Zelandijos. Naujosios Zelandijos dydis pateiktas su Europos žemėlapiu, kas mums turbūt yra labiausiai suprantama, šiaip tai yra labai didelė valstybė. Ir kai žiūri pasaulio žemėlapį, jinai netrodo tokia didelė, bet kai pradedi važiuoti, tada supranti, kad tai yra pakankamai didelė šalis. Trumpų faktų ir šiek tiek istorijos. Tai Naująją Zelandiją atrado polineziečiai 10–14 amžiuje. 1642 Abel Tasmanas, Olandas, praplaukė šiaurinę Zelandijos dalį ir pavadino šitas žemės pagal Olandijos vieną iš regionų Zelandiją. Pirmasis išsilaipino Džeimsas Kukas iš europiečių ir paskelbė šalį Didžiosios Britanijos žeme. Pakankamai nemažai laiko vietiniai maoriai kovojo su kolonistais ir britais, kuomet buvo sudaryta 19 amžiaus viduryje buvo sudaryta Vaitangos taikos sutartis ir jie maoriai išsaugojo savo žemę. Šiaip, kai nagrinėjęs jų istoriją, tai ten gali praleisti labai nemažai laiko nagrinėjant tuose mūšiuose ir kovose. Vienas iš įdomesnių faktų, ir kuo aš labai didžiuojuosi, tai yra, kad Naujoji Zelandija pirmoji valstybė suteikė teisę balsuoti moterims ir 1907 metais šalis tapo nepriklausoma, jinai kaip ir Jungtinės karalystės, kaip ne tiesiogiai, bet dalimi jie save kaip ir siejasi, bet kaip ir nepriklausoma, ten yra įdomesni jų santykiai. Tarkim, kai buvo karaliaus karūnacija, tai arba labai šventė, arba net nežinau, kad vyksta tokia dvi labai skirtingos pusės. Prieš išvažiuojant į Naująją Zelandiją, kai išgirdavau pavadinimą Naujoji Zelandija, apie ką pagalvodavau, tai yra keli dalykai. Visų pirma, avys visur, žiedų valdovo šalis, nes jame buvo filmuotas žiedų valdovas, ugnikalniai, kiviai, tai tiek paukščiai, tiek vaisiai kiviai, šiaip tai kiviai yra ir vietiniai gyventojai, ir maoriai bei haka. Čia galiu paleisti, jeigu man leis pasileist. Leis. Labai stringa. Maoriai ten pakankamai yra vertinami ir jie turi išsikovoję savo laisvės ir teisės. Ir realiai kartą per mėnesį jie turi kapą haką, tai yra čempionatai vietiniai. Tai čia buvo iš viso Šiaurės salos čempionatas vykęs pas mus miestelėje Turangoje. Tai labai įspūdingas šiaip renginys. Dar šiek tiek apie haką, tai sustabdyti. Dar apie haką, tai jie haką naudoja viskam. Laidotuvėm, vestuvėm, prieš mūšius, po mūšių. Tai turbūt mes plačiausiai žinome iš visokių futbolo čempionatų ir regbio čempionatų, kur jie pagerbė savo protėvius ir jie šiaip turi labai stiprų ryšį su savo protėviais ir žeme. Tiek maoriai, tiek kiviai, kurie neturi maoriško kraujo, jie pakankamai neblogai yra įsigilinę į savo kilmę ir į savo šaknis. Dar turbūt apie maorius galėčiau pastebėti, kad čia turbūt yra tipinis vaizdas, mes įsivaizduojame, kaip atrodo maoriai, bet pietinėje saloje gyvenantys maoriai atrodo visiškai balti, jeigu taip galima išreikšti žmonės, nes kai kėlėsi, judėjo tiek maoriai, tiek kolonistai, prasiskėlė, bet jie vis tiek turi tą maorio statusą ir jie save laiko maoriais. Tai po 6 mėnesių, mano nuomonė, kiekvienas save gerbintis kaimas ar miestelis pas save turi turėti 3 objektus, be visų tų anksčiau išvardintų. Tai yra karų memorialus,
karų memorialai yra visur. Mažiausia miestelis turėjęs 6 namus, bus bent vienas karo memorialas, ar tai karo skulptūra, ar kažkokia granata. Kažkaip šitas dalykas bus įamžintas, nes jie kaip buvę kolonijinė valstybė, jie dalyvavo kartu su Didžiąja Britanija mūšiuose ir jie tikrai šitus dalykus atsimena ir mini tą pačią Anzac Day, kur visi susirenka ir pagerbia žuvusius ir nukentėjusius karuose, tai tiek Pirmam, Antram pasauliniam kare, Būrų kare, Afrikoje ir Morių karai. Kiekvienam karui bus po memorialą. Kitas dalykas, be ko neatsiejama yra Naujoji Zelandija, tai yra remontuojamus arba uždarytus kelius. Aš net išstatuiravau poliuką, nes aš neįsivaizduoju, kiek toj šalyje yra šitų kelio poliukų. Jie yra visur, medžiuose, ant tų pačių paminklų, visur. Tai jo, keliai labai uždaryti. Pernai metais, šiemet tiksliau, vasario kovo mėnesiais ten prasiautė labai stipri audra, stiprus ciklonas šiauriniai saloj. Vien tik šiauriniai saloj yra nustatyta, kad yra daugiau nei 140 000 nuošliaužų. Tai jos tiek pastatus yra pažeidusios, tiek labai daug kelių uždarytų, yra labai daug regionų, į kuriuos net negali nuvažiuoti. Ir klausimas, kiek jam reikės laiko, kad tai susitvarkytų. Ir trečias atributas, be ko yra neįmanoma įsivaizduoti Naujosios Zelandijos bet kokio kaimo, tai yra golfo laukai. Jų ten yra nesvietiškas kiekis. Bet šiaip Naujoji Zelandija man visų pirma yra apie gamtą. Čia mes turime 2 žemėlapius. Tai yra vidutinis kritulių žemėlapis ir temperatūros žemėlapis. Tai bendrai, kalbant apie temperatūrą, šiaurinėje teritorijoje šiaurinės salos šiaurinėje teritorijoje yra sausa ir pakankamai karšta. Daugiausiai kritulių šiaurinėje teritorijoje iškrinta Taurangos Bay of Plenty regione. Aš gal galiu pasimti, čia kažkur būdavo lazda, man atrodo. Aš nesugadysiu televizoriaus. Tai Taurangos regione šiaip pakankamai nemažai pliaupia, bet būna labai gražios vasaros ir labai šilta. Taip pat čia yra New Plymontas ir yra kalnas Taranaki kalnas. Tai aš jį pravažiavau 3 kartus. Vieną kartą specialiai dėl jo važiavau, nes pamačiau prognozijai, kad aš jį turėčiau pamatyti. Tai dar palaukiu valandėlę prie jo atvažiavus 400 km. Ir aš jį pagaliau pamačiau. Tai jis irgi dažniausiai būna debesyse ir jo nesimato. Pagrindiniai krituliai ir šiaip žemesnė temperatūra yra pietinės salos rytinėje pusėje. Ir jo, šiaip yra įdomus visai objektas. Šiaurinės salos vidurinėje dalyje yra Tongarirų nacionalinis parkas ir kadangi pagrindiniai krituliai krenta iš rytų pusės, nes teka šiltosios srovės, susiformuoja debesys ir jas linkdami link vakarinės šalies pusės užsikabina už kalnų ir visi krituliai krenta čia. Šitoje vietoje yra susiformavus tokia pakankamai nedidelė dykuma. Tai prie tikrai yra toks, kur važiuoju ir taip, nes ir augalija yra žymiai kitokia ir pats dirvožemis toks vulkaninis su šiek tiek smėlio. Tai jo, apie klimatą ir temperatūrą tiek šiaip Naujoje Zelandijoje yra neįmanoma prognozuoti orų. Jie ir patys juokiasi, kad tau iš ryto gali saulutė šviesti, reikia išsidžiauti skalbinius lauke, išsiskalbti skalbinius iki to laiko, kol reikės pasidžiauti, jau pliaups. Arba jeigu dar nebus blogiau. Aš irgi su orais turėjau nuotykių, bet apie tai šiek tiek jau vėliau. Bendrai, Naująją Zelandiją skiria alpinis lūžis, einantis per pietinę salą. Čia yra ir Alpės, pietų Alpės, ir jis nueina palei šiaurinę salos vakarinę pakrantę.
Aš į geologinį žemėlapį, žinokit, per daug nesiorientuosiu, kad ir kaip bebūtų, esu inžinierė hidrogeologė, tai čia gal per daug neapsistokim, nes žinau, kad mane labai greitai bus kas suvartys. Bet pradėkim turbūt bendrai mano kelionę ir nuo ko, kur kas vedė. Čia nebus chronologijos, bet daugiau mažiau pagal regionų išskirstyta. Tai norėčiau atkreipti dėmesį į Taupo vulkaninę zoną. Tai yra centrinė šiaurinė salos dalis. Tai yra Taupo ežeras, parodysiu vėliau nuotrauką. Jisai sudarė galingo unikalnio kalderoje, jisai išsiveržė prieš 26,5 milijonų metų. Ir šiuo metu mes turime didžiausią ežerą Naujoje Zelandijoje, jo dydis yra 1,5 Vilniaus dydžio. Tai pakankamai įspūdingas ežeras, kur stovi prie vieno krašto ir kito krašto nelabai matai. Taip pat Taupo vulkaninėje toje zonoje yra labai daug geoterminių versmių ir labai dažnai, jeigu kur nors nulipsi nuo takelio, kojos pajaus, kad yra šilta ir ypač jeigu bus basi, beje, zelandiečiai dievina būti basi, kas mums yra nesprantama. Tarkim, šitas Karoseke Creek, tai yra upelis, bet jis yra malonios 38 laipsnių temperatūros upelis, į kurį gali pakristi ir pagulėti net ir lietingą dieną. Turbūt girdėjote, jog 19 metais Zelandijoje išsiveržė ugnikalnis Bakari saloje, Baltoji sala. Jinai yra šiaurinės salos Bay of Plenty regione, nebaisiai nutolus nuo kranto. Šiuo metu sala yra uždaryta, nes 19 metais, kai išsiveržė, saloje buvo 47 turistai, 22 iš jų negrįžo, 25 buvo sunkiai sužaloti ir dar po šiai dienai yra uždaryta ir pakankamai dažnai šoka notificationai žinutės, kad pastebėtas vėl vulkanizmas, ar tai kažkoks dūmų debesis iškyla. Tai yra aktyvus ugnikalnis, į kurį šiuo metu yra nerekomenduojama vykti. Ir jeigu norit pasižiūrėti, yra Netflix'e padaryta dokumentika, kaip gelbėjo turistus iš tos salos. Tai šiaip labai rekomenduoju. Visai įdomus reikalas, The Volcano Rescue from Bakari. Ir tęsim toliau. Tai Naujoji Zelandija savo gamta aš turbūt apibūdinčiau kaip džiunglės. Tai yra džiunglės visur išskyrus šiauriai, kur pačioje šiauriai mes turime labai didelės kopas. Pačioje šiauriai rytinėje pusėje yra bele kokio dydžio kopos, nuo kurių galima ir pačiuožinėti ir paslidinėti. O šiaip visa likusi šiaurinės salos gamta yra džiunglės ir dar kartą džiunglės. Aš kai tik tai nusileidau, nes aš nusileidau Aucklande, tai yra šiaurinės salos šiaurės vidurys grubiai, ir man teko atvažiuoti iki Taurangos Bay of Plenty, tai ten yra plus minus 200 km. Man pirmas vaizdas, kai aš važiavau su autobusu, buvo labai žalia, labai panašu į mūsų tą tokią vasarinę žalumą, bet tu supranti, kad tu nei vieno medžio nepažįsti, išskyrus papartį, kurio čia yra papartis. Jis atrodo kaip palmė. Galiu padidinti. Nežinau, ar matot, bet tai net ir paparčiai yra kitokie negu mums įprasti. Pakrantės daugiau mažiau vyrauja tokio reljefo, tai yra skardžiai su paplūdimiukais, daugiausiai klintinės nuogulos pakrantėse, tada centrinė dalis, štai ši yra tas Taupo regionas, tai vyrauja aktyvus vulkanizmas ir yra labai gražūs kalnai, Tongarirų kalnas ir Rapaihi, man atrodo, taip vadinasi. Tai jeigu esat matę Lord of the Rings, ten yra nedoras, meluoju, koks Mount Doom, ne? Yra toks. Niekas nežiūrėjo. Gerai, aš pažiūrėjau būdama tenai vien todėl, kad reikėjo pažiūrėti. Šiaip šiauriniai saloj yra labai daug krioklių, tai iš pradžių dar toksai, kur džiugindavo, paskui krioklys ir tiek, tai prie to grožio vis tiek pripranti. Šitos upės nuotrauka įdėta nebereikalo,
nes iš tos upės yra išgaunama 70% Zelandijoje parduodamo butelinio vandens, geriamo stalo vandens. Tai yra toks padarytas rezervatas, bet kuriuo galima praseiti, bet nieko negalima piršto į vandenį nedėrėtų įkišti. Tai apie šiaurinę salą turbūt taip. Šiaip norėčiau pastebėti, kad šiaurinė ir pietinė salos jos yra kardinaliai skirtingos. Atrodo, kaip dvi skirtingos valstybės, tam turbūt turi įtaką ir geologinė padėtis, bet ir šiaip, tai yra kardinaliai skirtingos salos ir pati gamta. Aš jau būdama šiaurinės salos pačiose pietuose, čia yra Wellingtono sostinė, tenai tu pamatai tolumoj pietinę salą ir toksai, aš noriu tenai, nes tenai yra kalnai. Tai pirmas dalykas, tu į pietinę salą persikeli, galvoju, koks tas sąsiauris. Turbūt, kad Kuko bus, šiaip bijau prismeluoti, geriau nesakysiu, persikeli iš šiaurinės salos, kur yra plius minus čia, į Piktoną. Tai tokiais ne visiškai fjordais, bet jau yra kažko tokio, turbūt jūs galite labiau patikslinti, kas tai yra per struktūros. Bet jo, tai persikeli į kitą salą ir tave pasitinka iš karto labai skirtingi kraštovaizdžiai. Tai pačioje šiaurėje yra įkurtas Abel Tasman nacionalinis parkas. Yra paplūdimiai, labai gražus paplūdimiai, labai gražios įlankos. Ir tuoj pabandysiu įjungti. O ne. Man dabar išjungti lazerį. Atsiprašau. Dešinį klavišą? Gerai. Kur pamačiau pelę? Veik. Tai žodžiu, šiauriniai saloj, pietiniai saloj įgavau naują fobiją, tai yra ruonių fobija. Mes buvom išplaukę į Abel Tasman nacionalinį parką su kajakais ir prie mūsų tiesiog priplaukė du ruoniukai. Tai šitie du ruoniukai viskas tvarkoja, nes jie vandenį saugiai. Bet kai tu vaikštai po krantę, jie yra pilki. Akmenys, uolienos yra pilkos. Kas nutinka, tu juos ne visada pastebi. Aš ant vieno vos neužlipau, jis pradėjo manęs tiesioginio to žodžio prasme loti ir aš tokia, aš turiu naują baimę, tai baimę ruoniams. Šiaip jau ten yra neapsakomas kiekis jau šiaurinės salos pačiose pietuose. Jau atrodė, ten jau yra daug, nuvažiavau pietinę salą, supratau, kad ten jau buvo labai nedaug. Kur važiuoju keliu ir jie tiesiog ant kelio kaitinasi. Įdomiau. Kai buvau Abel Tasman nacionaliniam parke, turėjau savo pirmą žemės drebėjimą, tai čia buvo kiek daugiau negu po 5 mėnesių mano viešnagės Zelandijoje. Tai tikrai nebuvo pirmas drebėjimas, bet tai buvo pirmas drebėjimas, kai aš supratau, kad vyksta žemės drebėjimas ir pasižiūrėjus per programėlę, jis buvo 10 km atstumu nuo tos vietos, kur aš buvau, tai buvo toks šiek tiek baugoka, nes aš jau tuo metu miegojau ir pabudau, nes toks jausmas, kad traukinys važiuoja po langais. Ir tada supratau, kad čia žemės drebėjimas yra ir iš karto iššoko žinutė, kad sveiki, sveikinam, jūs patekate į žemės drebėjimo sritį. Kurį laiką gyvenau pietinės salos šiaurėje, kai kur rajone. Tai mano kaiminystėje buvo šie, aš neatsimenu, kaip jie tiksliai vadinasi, bet yra smiltainio turbūt, kad kaip šios nestruktūros, nežinau kaip. Taip, smiltainio erozijos darinys. Tai vietinis, pas kurį aš gyvenau, šiaip žmonės ten yra žiauriai faini ir tikrai nuostabus, labai nuoširdus, visada padės sustos, visada patars. Tai aš gyvenau pas National Geographic dokumentikų kūrėją ir jis toksai sako, būtinai nuvaryk tenai, nes čia porą kilometrų nuo tos vietos, kur aš gyvenau. Sako, ten yra tvora, nesvarbu, lip per tvorą ir reik tuo takeliu. Sako, tenai atsivers tas tikrasis vaizdas. Aš kaip, kad ir kaip būtų, mes lietuviai tokie santūresni. Tai aš pasirinkau tą saugų variantą nuo atitvaro. Nors dabar šiaip gailiuosi, kad aš nepersirašiau per tą tvorą ir nenubėgau ten kažkur.
Ir šitam regione jau pradeda matytis kalnai, alpiniai kalnai, kurie tęsiasi per visą pietinę salą. Ir jo, čia jau tas vidinis džiaugsmas atsiranda. Dar šiek tiek iš šiaurinės pusės, bet vakarinės pakrantės. Mano planus labai sujaukė orai ir aš realiai didžiosios dalies vakarinės pakrantės nespėjau apvažiuoti per tos 6 mėnesius. Kažkiek pamačiau, čia yra Punakaiki klinties dariniai, kurie jūros vanduo yra išskalavęs tokius milžiniškus griovius ir čia matosi, kaip ateina per vieną, aš neįsivaizduoju, kaip pavadinti. Turbūt. Ir prusliukai trykštantis. Tai jo, pietiniai saloj visur realiai yra kalnai, ypač šioje dalyje. Kalnai, juose esantys ežeriukai ir šitai grožiai. Kita mano gyvenamoji vieta tai buvo Ashburtono regionas, vidurio Canterbury regionas ir čia yra mano apylinkės. Tai yra Arthur Pass, viena iš 3 perėjų į vakarinę pakrantę iš rytinės pakrantės, nes pagrindė visas veiksmas pietiniai saloj vyksta vakarinėje pusėje, o meluoja. Man blogai su pusėm, ja, rytinėje pusėje, o vakarinė pakrantė. Ne, čia yra rytai. Šitoj pusėje yra rytai, čia yra vakarai. Tai rytiniai pusėje pagrindė visas vyksta gyvenimas, o vakarinėje pusėje yra visi grožiai. Tai vakarinė pusė yra 3 perės, čia yra viena iš jų. Čia beje galite matyti, kaip keičiasi oras, nes tarp šitų 2 nuotraukų yra, grubiai 20 km atstumas. Bet oras dar nusileidus toliau šitų viadukų jau pasitiko ir lietus ir visi kiti džiaugsmai, tai kalnai ten tikrai turi didelį įtaką orų kaitai. Arthur Pass, man turbūt viena iš įspūdingiausių vietų Naujoje Zelandijoje, tai buvo šiti klinties turbūt dariniai. Tai yra milžiniškas laukas, kuris irgi erozijos paveiktas ir stūkso tokie maži grybukai ant viso kalno. Ir vėlgi jau rytinėje pakrantėje nuo kalnų atitekančios upės formuoja miglę. Kaip vadinasi tas dalykas? Va šitas. Ne visiškai mendras, nes tu man buvai pasakęs šitą atsakymą. Tebūnė. Tai formuojasi kokie nors ten dariniai. Ir jo, kas tai? Aš galiu padidinti. Ir Mayfieldas, tai čia jau konkrečiai mano kaimas, kuriame aš buvau apsistojus 3 mėnesius. Ir jame įvyko 6 balų žemės drebėjimas, aš jau tuo metu buvau išvykus iš jo. Tai čia realiai ir yra ta pati vieta, kurioje įvyko žemės drebėjimas, tik tai jis buvo pakankamai giliai ir jį jautė pakankamai nemažai žmonių. Aš tuo metu, net čia yra epicentras, aš tuo metu buvau kažkur čia, bet žmonės, kurie buvo Queenstoune, sakė, kad pakankamai neblogai jos papurtė, tai aš rašiau, kas gyvena Mayfielde, jūs viskas tvarkoja. Sakė, jo, papratė, bet šiaip viskas tvarkoja. Tai jie yra pripratę prie to ir per daug nesuka galvos. Šiaip dar šiauriniai saloj gyvenant turėjom vieną tsunamio pavojų. Tai mums irgi kažkaip neįprasta, tai kai tu gauni žinutę, kad neikite į paplūdimį, ką darai, eini tos 200 metrų iki paplūdimio ir žiūri. Tai gerai, kad aš šaukė jį ir mūsų nenunešė. Turėjom dar vieną pavojų, tai į tą net nematėm, kad yra paskelbtas pavojus, tai mus ten būtų gerai nunešę, kur grįžom namo vakarą ir sakom, matot, kad ten buvo pavojus? Ne, nematėm. Ačiū, kad pasirūpino, draugai. Judam šiek tiek toliau į pietus.
Ir čia pasitinka aukščiausia Zelandijos viršūnė Mount Cook. Ir turbūt vienas iš gražiausių Zelandijos pasivaikščiojimo takų. Čia tikrai nėra haikas, čia yra labai civilizuotas takelis, kur vietiniai, net ne vietiniai, turistai iš rytų, tolimųjų rytų eina su dailiais bateliais ir šiaip visi labai gražiai pasipuošę, nes tikrai yra žiauriai gražus haikas ir įspūdingos vietos. Taip pat yra Clay Cliffs, vėl judant šiek tiek toliau link pietų. Visas šlaitas nuroduotas ir, kur pratelis ten šiaip kaip žiūri, net kaip geologai pasibaigia. Šiaip mes neturim jau jaunesnių, kad 4 kursų, nes norėjau sakyti, kad nuo struktūrinės geologijos bėgau, bet jinai mane labai greitai pasivijo Naujoje Zelandijoje, kur aš žiūriu ir aš nelabai suprantu kaip čia, bet kaip ir suprantu, bet tiksliai negalėčiau paaiškinti. Tai ir gražiausias regionas yra Milford Sounds, yra pačiuose pietuose yra fjordų kraštas. Tai realiai šitas visos nuotraukos yra iš vieno fjordo, kur tu įsėdai į kruizą ir tave praplukdo iki Tasmanijos jūros ir atgal. Čia yra turbūt vienintelė vieta, kur tu Zelandijoje norėtum, kad lytų. Tai man čia vienintelė vieta, kur nelyjo, kai norėčiau, kad lytų. Nes kai lyja, visi šitie šlaitai, šiaip galit matyti, čia teka kriokliukai. Bet kai lyja, tų kriokliukų yra tūkstančių. Tai man pasisekt, nebaisiai pasisekė, bet vis tiek buvo labai labai įspūdinga ir labai gražu. O čia yra papūga, vietinė papūga kėja, kurios labai mėgsta automobilių valytuvus. Langų gumas, mano langų guma irgi apkramtė. Tai šiaip labai nagli paukščiai, dideli ir visai tokie baubūs. Pačiuose pietuose yra paplūdimys. Galit pasakyti, ką čia matot? Galiu pasufleruoti. Čia. Čia nueina. Galiu padidinti. Jeigu rasiu kur. Vaik. Kas tokia? Nežinau, kas tai yra, bet tai yra suakmenėję medžio rąstai ir visas paplūdimys jais nuklotas, kur aš net nesitikėjau, aš išėjau, nes šiaip šitoje vietoje turėtų būti pingvinų. Tai aš ėjau ieškoti pingvinų, radau suakmenėjusių rąstų visą paplūdimį, toksai kur, okei, įdomu. Jis pakankamai kietas, tai nepasakysiu, kas tiksliai, nes ir patys šiti visi medžio gabalai, jie nėra, kad tai būtų medžiai. Ir nueina, ir jie belio kokio dydžio. Ta prasme, ten ne 10, ne 20 metrų tie rastukai gulintys. Tokie konkretesni. Šiaip galėsiu šiek tiek pasižiūrėti, nes prisiminiau, kurioje vietoje galiu pasitikslinti informaciją, kas čia per uolienos. Ok, kraustamės į rytinę pakrantę. Rytiniai pakrantiai, vienas iš gražiausių miestų, šiaip nesu miestų žmogus, bet šitas miestas tikrai yra įspūdingas, tai yra Dunedin, pietų pusrutulio Edinburgas, tai tikrai turi tokį panašumą iš architektūros ir šiaip labai jaukus miestas ir jame gyvena mažiausiai pasaulyje pingvinai. Jie yra grubiai mano gertuvės dydžio. Ir mes jų ėjome sulaukti, kol jie parplauks iš vandenyno po savo medžioklės dienos. Tai čia eina 4 pingviniukai, žvalgai. Paskui juos atėjo dar sakė skaičių, bet plus minus 30-40 pingviniukų parėjo namo ir jie jau kai pareina namo, tai tada, nes šiaip pareina tai tyliai. Tai čia tie žvalgai ir tam, nežinau, ar šitam įraše yra ar ne. Petaliukus banda irgi greitai per paplūdimį parbėga ir eina pas save į namukus ir jau kai visi susirenka namuose, tada prasideda triukšmas ir vakarėlis. Tai mes juokiamės, kad tokie šeimyniniai barniai prasideda kartu visą dieną valkiais ir panašiai. Bet labai mėly padarėliai. Mažiausiai pasaulyje pingvinai, kurie gyvena tik tai Naujoje Zelandijoje.
Jo, ir vienas iš įspūdingiausių paplūdimių yra Marų regione, kuriame dalyje gerą kilometro atkarpoje yra labai daug tokių riedulių, jau tiek dar neišplautų iš žemės, tiek jau pačiam paplūdimy nuriedėjusių. Ir mums apie jas tikrai pasakojo tiek Motuzą per bendrąją geologiją, turbūt ir kitose paskaitose buvo minėta, ir kur tu esi girdėjęs apie tai teoriškai ir pamatai realybėje. Ir bendrai man nuplaukė dėl orų, man nuplaukė visa vakarinė pakrantė, tai teko apleisti Fox ledyną, kuris turėtų labai gražiai matytis iš čia esančio paplūdimio, tai iš vienos pusės matai paplūdimį, iš kitos pusės matai ledyną, na ir šiaip tam regione dar tikrai yra ką pamatyti, tai panašu, kad dar į Zelandiją teks kokiam 2 savaitėm grįžti vien į pietinę salą. Ir trumpai mano rekomenduotinų objektų sąrašas. Mano rekomendacija šiaurinėje saloje laiko per daug negaišti, savaitę ir kraustykitės į pietinę salą, nes pietinėje saloje yra visas grožis. Tai jo, šiaip kalnai turbūt mums, nežinau kaip jums, bet man tai yra mieliausi dūšiai ir ten ir pasivaikščioti yra kur, ir šiaip yra tikrai gražiausia. Tai važiuokit, jeigu važiuosit, važiuokit į pietinę salą, šiaurinę salą, tegu būna. Ir trumpai rekomenduotini tinklalapiai. Kaip ir sakiau, keliai pastoviai būna uždaryti, tai yra valstybiniai tinklalapiai, kur yra sužymėti ten, kur Google Maps'ais dar nėra sužymėjęs. Geotrips yra sužymėta labai daug geologinių objektų, tai turbūt čia ir dėstam, jeigu reikės kada informacijos iš tenai, aš galiu ir atidaryti, jeigu man jisai atsidarys. Arba užlauksiu kompatą. Taip pat yra nacionalinis, kaip čia, aplinkosaugos, gal taip reikėtų, departamentas, tai jame yra sužymėtos tiek visos nemokamos stovyklavietės, pagrindiniai žygiai ir kiti reikalai atidarė, bet nežinau, kaip įjungtinai. Geonet tau parodys tiek tavo žemės drebėjimus, tiek tsunamius ir visas kitas negandas, kurios vyksta iš gyvos žemės, kuri yra tenai. Ir vienintelė programėlė, kuri dar pakankamai nuspėja orus, tai yra Windy. Tai tiek iš manęs. Aš kai dėliausi šitą prezentaciją, tiek daug visko per tą pusmetį buvo ir tiek daug visko buvo pamatyta ir aplankyta ir kaip viskas sutalpinti į pakankamai trumpą laiką. Bet tikiuosi, kad bent jau kažkiek parodžiau to šalies grožį. Šiaip šalis tikrai yra labai įdomi, mums kultūriškai jinai pakankamai yra tolima. Britam iš kultūrinės pusės jinai yra žymiai artimesnė, tai ir tų tokių vertybinių klausimų buvo, kur ne visai sutampa mūsų vertybės ir jų vertybės, bet jie pakankamai atsipūtė ir jie patys juokiasi, jie gyvena savo gyvenimą ir nesuka galvos. Jie tikrai nesuka galvos. Yra plastiko krūva, reikia, kad jos nebūtų, padėkim. Problema išspręsta ir tada tu taip žiūri ir aplinkosauga, nieko apie tai negirdėjau. Tai pat, klausimai iš jūsų, jeigu jų turite. Balteriai tai konkrecijos pilnas karbonatų ir galima rasti visokiausių net ir dinozaurų, lezijos kaulų, jos iš to Mudstone. Kaip man tarėsiu Mudstone? Plautos iš dumblainio konkrecijos. Dalykai yra daugiai apvalų. Bet ten yra toksai įspūdis susidaro, kad sakytų, kad būtina pamatyti. Tai Levatinė ruošiasi dar kartą ten įvykti. Na, žinau, kad pietinė salos vakarinė pusė, tai dar tikrai norėsiu grįžti, kažkur gal kitur keliaujant, bet stabtelti
kokiam 2 savaitėm, tai taip. Aš sakyčiau, kad minimalus laikas, kuriam reikia važiuoti į Zelandiją, yra bent jau mėnesis, nes aš per mėnesį, aš realiai mėnesį keliavau jau taip full time, tai labai džiaugiuosi, kad prieš tai buvau labai nemažai apkeliavus, nes tikrai nebūčiau spėjus, bet persidėliojus, tai turbūt, kad yra įmanoma suspėti mėnesį. Šitą dar pamiršau papasakot. Mano idėja buvo šiek tiek pasidarbuoti ir pagal specialybę hidrogeologijoje, bet Vilniaus universiteto diplomo jie nepripažįsta. Reikia gauti jau pripažinimo sertifikatą. Tai yra vienas sakinys. Tu už jį susimoki ir jie teoriškai jį turėtų tau per mėnesį išduoti. Aš dokumentus pasitikiu balandžio pabaigoj, atsakymą gavau rugsėjo pradžioj, tą vieną sakinį, kad šitų popierium pripažįstam, kad yra suteikta magistro kvalifikacija, bet jau tuo metu buvo per vėlu, tai ne, aš veikiau tokius, dirbau pakankamai sporadiškai, aš šiek tiek Bay of Plenty regione, šiaurinės salos rytinėje pusėje, kur tas ugnikalnis, kuris išsiveržė. Tenai dirbau, nes tenai yra pagrindinės visos vaisių plantacijos, kiviai, avokadai, persikai ir visos kitos gerybės, ne veltui Bay of Plenty. Tai buvo tokių naujų patirčių, o paskui pietinėje saloje aš dirbau ūkį ir prižiūrėjau mažus mielus veršelius. Tai nuostabus darbas, tikrai labai rekomenduoju, kai smegenys perkepa nuo buities ir visų šitų reikalų, ten tikrai yra ramybė ir tiek. Labai mielas darbas ir su mielu noru dar kokį mėnesį padirbčiau, bet tada labai gerai supranti, kaip gerai namie yra. Ne, bet Lietuvoje tu neturėsi atsidaręs duris, neturėsi Alpių po langais, nes aš gyvenau visiškai kalnų regione. Jo, tas kvapas tai visur tas pats. Ar čia, ar Italijos Alpėse tas pats. Ačiū. Ar už ką smagu pasidalinti? Galima paskui bus laikratyje kažką. Atnukavom iš karto. Tai kas čia nuo Gondvanos dabar kur keliausim? Susirasi savo? Manau, kad susirasi. O kur pelytė? Kurio kairė? Radau. Labas vakaras. Tai aš truputį, mano pristatymas yra kažkiek kitoks negu Arinos. Kultūros nepasakosiu, kaip yra Skandinavijoje, nes mes kažkaip nesam atitolę nuo Švedijos ir Norvegijos. Yra momentai truputį, bet gal papasakosiu kitą kartą. Tai galvodama šį pristatymą bandžiau galvoti iš pradžių, kokį iš viso pavadinimą turėčiau duoti, ar tai, kad kas vyksta po studijų bakalauro, kaip bandai atrasti save. Bet aš tame turiu ir kažkokios kitokios patirties ir mano ta, nežinau, savo specializacijos. Tai įsivardinau save, įsirėminau save į tokį pavadinimą, tai kaip atrodo Summer-Geo ir Winter-Geo, vasaros ir žiemos geologo darbai, nes 2 kartus vasarą kontrakte aš buvau kaip vasaros geologė, o tas Winter-Geo, nors buvau aš kaip konsultantė, bet aš dirbau tik žiemos laikotarpį. Tai va, pristatau 2 kartus, buvusi vasaros geologė, žiemos konsultantė, nes tokia mano buvo pozicija, Auksė Baltulytė, kuri dabar studijuoja magistrą. Tai kam šis pristatymas iš viso yra skirtas? Ieškantiems vis dar savęs geologijoje, bet šiaip tai visiems,
nu, man tai visiškai atsivėrė akis, kad Skandinavijoje ar Švedijoje darbo rinką gali sutikti labai vyresnių žmonių, kurie bus vis tiek vasaros geologai. Viskas okei su tuo, tai never too late. Nelabai jis mokslinis bus, žinokit, labiau patyriminis. Atrinkau nuotraukas tokias, kur, nu, nebus mano ten ašarotų, bet būsiu labai murzna ir nuliūdus kitose. Nu, ir va, tikiuosi, gal bus ir nenuobodokas. Tai 2022 metų birželio mėnesį aš baigiau bakalauro studijas ir kai baigi studijas labai yra sunku save identifikuoti, kokia esi geologė, ko tu nori būti, ką tu nori dirbti. Krypčių tai yra pilna, dėstytojai visi tau. Tai aš esu paleontologas, tai aš esu struktūrinis šakos geologas, mineralogas ir tu taip, o kas tuomet aš esu, kai rašiau bakalaurą ten iš kristalinio pamato, tai kristalinio pamato geologas skaitosi toksai. Nope. Taigi, kad ir apsibrėžėt save ten su darbu kažkokia šaka, visgi žinokit, paskaitos yra naudingos ir po to tu jas vis tiek naudoji. Ir visos žinios ten, kad ir turėjai kokios nors inžinerinės geologijos paskaitų ar hidrogeologijos, vėliau visuomet pritaikysi. Tai kuomet save pradedi identifikuoti darbo rinkoje, tu randi tokius apibrėžimus kaip summer geologist. Nu, čia jau taip. Visiems tai yra įmanoma, tik ieškok, įsivesk į tinklalapį, gal surasi, aplikuok, niekada nežinai. Internship geologist, nu čia jau toks kaip kontraktorius, kur įmonė nori susipažinti su tavim, jie neįdarbina tave pilnai, bet jau kaip ir pažįsta pradeda tave, tai tu taip jautiesi, kad okei, tai čia jau pirmas toks stepas, kur auga pažintis ir jau gausi daugiau patirties, kažkokių atsakomybių. Kai jau tave laiko graduate geologist, tai jau tu jau eini į tokią darbo rinką, kur taip jėga, tai jau mane pripažino, kad aš baigiau studijas geologo, taip ir todėl magistras irgi yra svarbu, kas galvoja ar studijuoti ar ne. Tuomet tampi jau jaunesniuoju geologu, tai jau tu jėga, daugiau atsakomybių, daugiau visko žinai, turi daugiau pažinčių, biški daugiau durų atsidaro, tuomet jau esi toks tarp viduriuko, tarp vyresnio ir jaunesnio, toks jie vadina kaip paškinės žvalgybos geologas, tai jau daugiau durų atsidaro, o kai esi vyresnysis geologas, tai kad ir dabar, jeigu įsivestumėt į Google, tai iš tikrųjų pamatytumėt, kokia jų yra paklausa. Visos šalis suteiktų tau vizą, Australija tokia, kur sakytų, kad kiek tu turi metų patirties 5, gerai, mes tave įmame, sumokėsim tau vizą, tavo visos durys tiesiog atidarytos yra. Tai, nu, mane, kai gavau šitą kontraktą vasaros geologo, tai tuomet, va, taip buvo parašyta su vasaros geologė, tai supratau, okei, esu vasaros geologė, bet vasara baigės. Tai nebegaliu laikytis vasaros geologija. Kos tuomet? Kaip čia taip? Tai va, ar tokie egzistuoja? Tas ir galas, kad esi gal internship, jau tas toksai, jau dirbi su keliom tam įmonėm. Tai suskaidžiau savo biškį pristatymą apie tai, nes kadangi pavadinimas yra Summer ir Winter Geologist, tai suskaldžiau tokį vasaros ir žiemos darbą. Šiaip biški principas yra toks pat, keli tokie panašus darbeliai. Tai žiemos geologija čia kabutėse, nes iš tikrųjų aš buvau kaip konsultantė geologija, ten ta kompanija taip mane įrėmino. Sakyčiau, kontraktas turbūt įrėmina į kažkokį pavadinimą geologo. Tai vasaros metu, kaip paaiškinės geologijai priklausantis geologas, tu atlieki tam tikrus metodus. Aš papasakosiu apie tuos metodus, kuriuos aš atlikau, bet čia yra MEFA, IL, BLEG,
Aš žinau, kad visi dabar galvoja, kad galima kitokį pavadinimą pasakyti. Ir aš dažnai keikdavau jį. Tada yra MAG, core logging, tas kerno registravimas, kartografavimas, boulder hunting. O žiemos darbe tai toks buvo labiau vien tik core logging. Tai buvo tas kerno registravimas, bet jau geotechninis ir geologinis. Ir dažnai vykdavo gręžimo darbų vizitai, tas gręžimų vietų tikrinimas, nes, gręžėjai biški nesilaiko taisyklių ir kažkaip nemoka gręžti ten dalykų. Tai žinot, kaip ten susidurėt ir visada gręžėjai ir geologai, tai yra ten jau dvi priešo pusės, kur negali susišnekėti, nesupranti, kaip jie ten sugenda, užstringa, per sunku, ar taip. Tai truputį gal dabar pasakyčiau apie tuos metodus, ką aš veikiau vasaros metu. Iškart pasakau, čia 2 vasaros metu. Tai MEFA ir AEL yra B horizonto mėginių ėjimas. Labai viskas paprasta, tiesiog iš dirvožemio, ten turi tokį metalinį pagalį, įmeti, ištrauki ir ten mato tą B horizontą, jis toks oranžinės spalvos. Jėga, mėginys, AELas jau su kastuvu kasi duobę. Labai paprasti iš tikrųjų tie metodai. Kasi duobę, matai vėl oranžinis, paimi mėginuką. Black tai jau yra su upių nuosėdom susijusis metodas, kur jau ten iš upės imi nuosėdas. MAG jau čia būtų jau su geofizika susiję. Aš išvengiau šito, žinokit, nes MAG yra iš tikrųjų žiauriai sunkus metodas, nes labai fiziškai tave išvargina. Ir core logging, tai kerno registravimas, tai manau, kad kiekvienas yra pamatęs tą kerną stulpelį, kaip jis atrodo, kaip jį reikia apibūdinti ir visokie šitie niuansai. O ta žiemos darbė iš tikrųjų gal reikėtų truputį suorientuoti jūs, kad aš dirbau kasyklos įmonėje. Tai kasyklos įmonėje jie taip pat turi šaką departamentą tos paieškinės žvalgybinės geologijos, kad ir tu turi jau tą telkinį, iš kurio tu viską kasi, bet tau reikia daugiau, tai tu plėtiesi, tai jie turi vis tiek irgi tą žvalgybinę geologiją paieškinę. Tai tuo metu tu irgi gauni daug to kerno, tuo metu irgi aprašai jį, geotechninis registravimas. Tai pirmą kartą aš iš tikrųjų susidūriau su šituo dalyku, nes tai yra, šitas registravimas pagrindė yra tai, jog kad tau nesugriūtų kasykla kasant. Tai jis yra gan labai svarbus. Ir žinoma, gręžimo vietų tikrinimas, tai kaip ir lauko, kaip ir mano vasaros metu darbe ir žiemos darbe, tai irgi atlikau tą patį, gręžėjai, tiesiog gręžėjai. Taip. Geležies rūda, tai čia dirbau Kirūnoje. Jo, tai reikėjo gal iš tikrųjų paminėti, kad mano įmonė, tas paieškinė geologija, tai yra, jos bazė yra šiaurės Švedijoje, tokia malo miestelėje, nuo Kirūnos ten 5 valandos važiavimo, tai čia nedaug, palyginus jų atstumu, bet pati bazė yra iš tikrųjų, jinai yra registruota Amerikoje ir ten didesnis padalinys, nes Amerikoje, Australijoje ir, man atrodo, Britanijoje yra visiškai kitokios taisyklės dėl paieškinės geologijos, ten tų įstatyminių dalykų ir tai yra lengviau jiems įsilaikyti negu Skandinavijoje įkurti tą įmonę. Taip, visgi galima. Tai, kadangi kalbėsiu apie savo metodus, kuriuos aš dirbau vasaros metu, tai pirmasis yra flag. Ultra mažų nuosėdų mėginių ėjimas iš upės. Viskas labai faina. Teorija. Tai turiu upę, kurinai yra kaip catchment upė, kurinai visus sugaudo kitas upes ir kur tu ten išanalizavęs mėginį gali pasakyti, kad, okei, gal mūsų tas mineralizuotas kūnas, ar ten koks nors telkinys kažkur va ten yra, jau ten susiorientuoji save, ar iš viso yra kažkokios anomalijos.
turi iš tos upės ten per 100 metrų paimti 50 kokių nors pavyzdukų, nu tiesiog eini su kibiriuku ir tiesiog imi ten tokias biški organinę medžiagą, biški smėliuką, nu priklauso, nu, tu pasižiūri ten į tą kibirą, kaip tau ten po to sėjuosis viskas. Žodžiu, ten su savo bendradarbiu kartu sudedi, pasijoji ir gauni tam tikrą medžiagą, tuomet palauki tam tikrą laiką ir išpili vandenuką ir tu gauni tokį, nežinau kaip apibūdinti, ultra mažų dalelių smulkio frakciją tą olieną ir įdedi į tokį specialų maišelį, kuris negali nieko priliesti. Jis nieko negali priliesti. Nieko negali, jis tiesiog turi nešioti į ore. Jeigu su mašina keliauji, tu turi jį įdėti taip, kad ir važiuojantis nieko neprisiliestų, nes jeigu prisiliečia koks nors kraštas, tai tavo visas mėginys gali išbėgti. Tai mokymai. Šiaip susidėjau tas skaidrės taip, jog, pavyzdžiui, čia mums labai yra smagu. Labai faina, visi šypsosi, gražus oras, upė labai faina, nes būna labai įvairių upių, mėginį gali paimti, nu, ten terliojasi su tuo purvu, nu, tikrai ten jau tas darbas, bet, nu, gražus oras, labai faina viskas, okei, tai mes visi mokomės, jeigu matote, iš tikrųjų mes ir su tom ryškiom liemenėm, ir iš tikrųjų, nu, tu ten gali užteršti tą mėginį labai lengvai, tai tu turi ir specialias pirštinės turėti ir, nu, jie tau duoda ir tos guminius, ir tos ilgus dalykus, kaip ten žvėjo batai, kur į upę gali įbristi ir nesušlapti. Dritkinas. Tai visi laimingi, visiems patinka kartais, nelabai, ten nesiseka gal, ne jau iš karto. Bet iš tikrųjų tikrovė, va tokia buvo. Nes prie vienos upės 6 valandas prasidėjom. Nes upė buvo bebro užtvanka. Ir tu su lazda vaikštai, nes tu galvoji, kad tu ten įkrisi ir tam bebro išpuls. Jau košmaras atrodo. Tuomet lauki, kol tau nusės tas mėginys. Turi 20 minučių pralaukti. Tiesiog lauki ir sėdi. Gal reikia paminėti tai, kad iš tikrųjų šiaurės Švedijoje, ne, iš viso Skandinavijai pilna uodų ir visokių muselių, vabzdų, bimbalų, kurie aplink tave skraido ir tu tiesiog turi sėdėti va taip, va, linksmai. Nu, bet tu turi tinklelius. Būna dar tokių atvejų, kad, nu, tiesiog jo valynas, visas jau murzinas, to mėginio vis dar neturiu čia dar neturėjom dar mėginio. Mato tą maišelį, jis ten labai padėtas tokioj saugioj vietoj. Man atrodo, mes ir užteršėm jį, nes kažkur išterlinom. Tai jau mėginys buvo užterštas. Nu, ir linksma, bet kartais būna graudu. Eini ir supranti, kad ten dar vienas žingsnis ir tu jau būsi pusę įbridęs savo ūgio. Būna oras ir blogas, ir šalta, ir šlapia, ir tu vis tiek upėj turi ten 6 valandas įsėdėti. Žinau, dabar žmonės rugsėjo mėnesį važiavo į Tromsą imti mėginių. Tai mes važiuojame gilyn į šiaurę, tai jau rugsėjo mėnesį gali būti ir sniego. Ir tu upėj turi dirbti. Meldiesi, kad užtektų to mėginio dydžio, nes jeigu per mažas mėginys, tai negerai. Džiovini mėginius, nes šitie mėginius taip pat reikia išmasažuoti, nes jie taip išdžiovino, vanduo taip gražiai išbėga ir tu po to turi išmasažuoti, kad jis nebūtų kaip plita, nes laboratorija negali analizuoti šito. Ir va, tiesiog pavargęs gulėjau, aš galvoju, kad kiek dar čia reikės daryti šitą mėginį, nes aš šituo metodu dirbau kokį mėnesį. Tai mes turim kitą metodą, MEFA. Visiems jis labai patikdavo, nes tai yra tiesiog B horizonto mėginių ėmimas. Tai tau geologas, vyresnysis geologas sudeda linijas pagal tai, kaip, pavyzdžiui, tekėjo ledynas, pagal topografiją, kaip gali būti tas tavo mineralizuotas telkinys, kūnas gulėti, sudeda linijas ir tu vaikštai tas linijas, kas 15 metrų imi mėginius su auger. Turi GPS. Tai žinoma, uždėti koordinates dar, bet va su tokiu pagaliu eini.
tiesiog įbedi į žemę, ištrauki ir matot, kur pažymėtas B horizontas, čia laimingas ir turi mažą tokį maišeliuką, ten 10 gramų užtenka to mėginio. Tai tu per dieną gali kokius 100 mėginių paimti, priklauso nuo vietos. Tai kaip visada. Mes kalbam apie dirvožemį. Jo, mes ne apie smėlį kalbam, apie dar dirvožemį, tai čia iš tikrųjų man buvo taip labai įdomiai, nes gerai, kad aš turėjau pas profesorių Petrą paskaitas ir mes įsiaiškinom savoką su soil, nes tai vadinasi kaip ir soil sampling. Ir aš galvodavau, tai kaip visiems paaiškinti, kas tas B horizontas, tai nėra smėliukas. Tai tas yra, mes geologai praleidžiame kursą pedologijos apie visus dirvožemių horizontus. Tai iš tikrųjų jie ir ima mėginius iš B horizonto, nes dar tam B horizonte tu gali identifikuoti tam tikras anomalijas, tam tikrų elementų. Jie yra išlikę po ledyno ten veiklos erozinės. Tai kaip visada mokymai ir praktika. Va čia mano viena kolegė iš Amerikos kaip tik laikom tą mažą maišeliuką, tai tiesiog paėmė greitai, įsimetė į kuprinę ir tu numetė į nitą 15 metrų. Kas labai gražu, daug B horizonto, čia vėl tos treniruotės mums, tikrai tobulos sąlygos ir panašiai, bet tikrovė, kad ten Norvegijoje, šiaurėje, tai nėra kartais to visiškai ten dirvožemio, ten yra vien pelkynai, ar ten yra ten samanėlės ir tuomet po samanėlių jau iškart matai, kad ten yra jau kristalinis pamatas. Šita nuotrauka apibūdina tai, kad mes 500 metrų šlaitais ėjome iki mūsų darbo pradžios tos linijos. Tai čia tokios pozityvios nuotaikos, iš tikrųjų ten buvo labai ašaros, nes buvo, tai baisu, tiesiog 500 metrų, eini 500 metrų 2 valandas, turi kabarotis ir tau vis tiek darbo valandas skaičiuojas, tai mes tokios, kur, gerai, tai čia kažkaip. Ir užlipus dar į kalną kartais neatsiveria nuostabus vaizdai, o atsiveria tai, kad rūkas, šalta, vėjas, o tu jau visas šlapias nuo tų šlaitų, nes ten labai daug aukšta žolė ir tu taip, dar reikia dirbti, nes ten iki 5. Būna ir gražių dienų, kur tiesiog lipi į kalną, tai tau žygiavimą irgi moka, žygiavimą kalną tau irgi moka ir tu randi sniego ir tu gali pakristi ir fotkintis ir kažkokias nesąmonės daryti. Būna ir džiaugsmo akimirkų, kuomet pabaigi tą savo didelį projektą ir supranti, kad tau nebereikės lipti tą patį kalną daugiau. Ir supranti, kad jau pabaigiai viskas, važiuoji į kitą projektą, nes nors ir vietovės yra labai gražios, bet tiesiog vargina tai fiziškai. Ir Norvegija truputį irgi su oro sąlygomis yra ten lietinga, šalta ir tau kartais ir batai pilnai neišdžiūna ir tu vis tiek turi eiti. Yra tenkančių. Ir pavyzdžiui, dar iš tos blogesnės pusės, ne visada randi B horizontą, tai mano vienas bendradarbis užpykęs tiesiog paėmė tas kažkokią organinę medžiagą ir išdėjo, nes, ką daryti žmogus. Jis sako, aš kokį 20 kartų badžiau į žemę ir, niekaip ten akmenynai, ar tiesiog, niekaip tu negali rasti to B horizonto. Tai tau ten toks jau gaunas emocinis ir mentalinė kova. Tai turime dar kitą metodą, tai B horizonto taip pat mėginių ėjimas, tik jau kasi duobės. Viskas ir paprasta, tiesiog iškasi, kaip ir sakiau, duobę, paėmė. Yra taisyklės tai, kad svarbiausia, kad neužsiterštų tas mėginys, nes viskas yra labai jautru. Tai jokių ten kremų neturi būti, turi visada pirštinę su savim, jokių kremų, jokių nuodų, ten purškalų. Tuos kastuvus ir visokius mažus kastuvėlius tu nuvalai su kokiom kitom samanom arba paimi ten, kad ir A horizontą nuvalai iš naujos duobės, kad neužterštų mėginių. Mes gaudydavom tas planšetės, uždėdavo jie irgi tokius punktelius. Šitas metodas yra naudojamas jau tuomet, kai jau kažkur jau tiksliai žinai, kad pavyzdžiui čia gal jau kokia yra ta intruzija ir tu jau gaudai. Tu jau gaudai, ar čia tikrai jau yra taip paplitusi.
Jis yra žymiai brangesnis, pavyzdžiui, kur jau MEFą jums rodžiau, tai žinokit, kodėl mums reikėdavo ten, kad 80 tų mėginių paimti, nes vienas mėginys ten $3. O šitas mėginys jau virš €100, vienas tik. Tai ir, kaina didesnė. Tai vėlgi tikrovė. Miškai, faina, irgi gražu, bet kaip visada mes susidurime su kuo? Su pelkėm. Žiauriai daug yra pelkių. Aš Norvegijoje pamačiau tai, kad lipant į kalną yra pelkė, tada lipant biškiau aukščiau irgi yra pelkė ir dar lipant aukščiau yra pelkė. Tai yra pelkė ant kristalinio pamato. Ir, nelabai faina, dar kokie vabalai apipuola tave, bet tu dirbi toliau ir faina. Po to jau ten, jeigu per dieną jau iškasi kokių 40 duobių, tai esi ir pavargęs. Tuomet tą duobę iškasti irgi yra sunku, nes mes turim ledyno veiklą, kuri pritempia visokių riedulių, akmenų. Ir tu kažkaip turi kasti. O žinoma, dar būna ten lietaus veikla. Lietus lyja, tos duobė yra užteršta, bet tu jau kartais tie patys vyresnieji geologai tokie sako, kad paimkit jau bet kokius mėginius kartais, nes tu visiškai tos vietovės nesi nieko paėmęs, tai jie neturi jokių rezultatų, tai kažko reikia paimti. Tai dažnai, kad ar aš tos pelkių paėmė, nors tai yra labai... Tu klausi, ar iš tikrųjų tai vertėtų imti, nes tai vis tiek pinigai, bet jie taip renkasi. Kita didžiulė grupė, kur čia sumest, tai yra dabar ir su žiemos darbu, ir su vasaros darbu, tai jau yra pats gręžimo programa. Tai ir kristalinio pamato gręžimas. Tai čia iš mano vasaros turėjau tokią programą, kur mes ieškojom vanadžiaus tokio elemento. Jisai yra ieškomas dėl įvairių baterijų. Mes jį naudojam. Tai mes dabar ieškom ir tęsiam ten tą intruziją, ar kas ten buvo, nebeprisimenu. Tai iš tikrųjų, kad ir toj paaiškiniai žvalgybiniai geologijoje, kad ir kasykloje mes vis tiek turime rutinas, mes darome ir geotechninį, ir geologinį apibūdinimą, loginimą, nes tas pradinė ta stadija, kaip paaiškinės geologijos, tu vis tiek naudosi tas geotechninius duomenis, kuriant, modeliuojant tavo kasyklą, nes tau vis tiek reikia žinoti, kokia ta uoliena yra talpinančioji, ar jinai yra stipri, ar jinai grius, ar jis sukels labai daug problemų. Tai, o kaip ir sakiau, kasykloje mes tai darome dėl to, kad mes nesugriūtume. Kad žmonės, kurie kasant, žinotų, kad ta talpinanti uoliena jinai atlaikys ir tai yra saugu. Tai čia yra keletą nuotraukų. Tai kairėje čia gręžėjai kaip dirba naktį. Mes turėdavome juos aplankyti ir nakties metu, nes pradinės stadijos toj paaiškiniai geologijoje tiesiog gręžimas stabdo geologas. Gręžimas yra brangus. 1 metras, man atrodo, 1000 eurų. Tai kiekvienas metras kainuoja. Tu nenori išnaudoti visų pinigų, nes tavo bosai labai pyks, tai tu vos ne, kad naktį eini per pelkes. Nes tau gręžėjai paskambino, kad mes baigsim tą gręžimą, mes tą targetą pasiekėme ir ką jūs norite toliau daryti. Kadangi tu ieškai vanadžiaus, tai tau tiesiog reikėtų turėti tokį prietaisą XRF-ą. Jis labai geras šiaip. Jis yra geras tuo, kad tau iš karto galėtų pasakyti, ar ten yra to vanadžiaus ar ne, ar verta gręžti ar ne. Nes mes galvojam, kad mineralizacija yra susijusi su magnetitu. Tai mes gręžėjams pirmą pasakėm, chebra, jūs turit magnetą, tiesiog perbraukit magnetą tą paskutinius tuos metrus ir bent pasakykit, ar magnetinga ar ne. Ir mes tokie galvom mandrus, tai mums nereikės eiti, nereikės dirbti, nes tavo gręžėjai nedrini perbrauks su magnetu. O jie perbraukdavo per metalinę dėžutę, nes jie turėjo ten kerną išmesdavo į metalinę dėžutę ir magnetas traukdavo tą metalinę dėžutę. Tuomet sakai gręžėjams, gręžėjai tokie, rimtai. Tai
mes sustabdydavom laiku, nes mūsų labai bosės stebėjo dalyką, nebuvom mes paleisti šiuo atveju, nes tai kainuotų mums labai brangiai. O XRF-as iš tikrųjų jisai mums mes mineralizacijos vis tiek nesupratom. Visi geologai, kurie dirbo tuomet, nesupratom mineralizacijos ir skaitėm senesnės ataskaitas. Tai manom, kad tai kažkaip susijus su titanu, su ilmenitu, jeigu neklystu, tai to titano turinčiu mineralu, ar rutilu, dabar neprisimenu. Bet tiesiog, nes būdavo tai, kad magnetingo uoliena, tu ten su magnetu praeini labai stipriai magnetinga, su XRF-u kas metrą praskanuoji ir taip vis dar magnetinga, bet ten to vanadžiaus yra tik 20 milijoninių dalių. O norint, kad pratęstų gręžimą, tau turėtų būti ten koks nors 500 milijoninių dalių, 2000, čia jau kaip ir kasyba galėtų prasidėti, jau einam į tą pusę, o kai gauni 50, tai šiukšlės, nieko čia gero. Tai toliau šnekant apie tą gręžimo programą pradinėje žvalgybinėje geologijoje, tai čia mes ėjom pas gręžėjus, nes jie mums paskambino, kad baigsim gręžti, chebra, eikit tikrint. Tuomet rugsėjo 20 buvo ir aš žinau, kad Lietuvoje čia buvo labai graži vasara, pas mus buvo sniego pilna. Aš prikelta 12 nakties, 2 nakties mes ten pas juos atėjom, nes per tuos 5 kilometrus pelkėtas vietas ir dar su sniegu, tai jaučiausi byranti ir galvoju, kad o ne, aš nebenoriu daugiau. Čia vienas pavyzdys iš to, kad čia vanadžiaus yra jau 3000 milijoninių dalių, tai čia mums labai gerai yra, čia uhu. Kaip sakoma, kasyba gali vykti. Čia kaip tas mūsų šito projekto kernas atrodė. Norėjau įkelti nuotrauką, kur būtų parodyta ir tas geotechninis darbas, tai kerne yra ir tos pačios reference line, tai yra, kur gręžėjai ištraukus kerną, kernas yra 3 metrai, jie uždeda ant pačio galo tokį reference line, kur tau nusako, kaip tas kernas yra orientuotas, nes taip tu gali pamatuoti visas struktūras, visas gyslutes, visas foliacijas ir gal labai prastai čia matosi tokia balta linija. Čia yra sužymėti kiekvienas metras, čia su XRF yra jau pašaudyta ir užrašyta, kiek čia yra vanadžiaus, tik dėl to, kad po to žinotum, iš kur tau paimti tą mėginį, nes po to tu siunti, kad jie trintų miltelius, pjaustytų ir siūstų į Kanadą, jie irgi siunčia į Kanadą mėginius. Raudonas linijos čia ir yra parodyta, kur jiems reikėtų pjauti uolieną, tai turėtų jinai būti lygi. Ta mineralinė sudėtis, kad pasiskirstytų per pusę plius minus. Šiaip iš tikrųjų mes žymėdavom ir tas gyslutes truputį, bet aš biškį nebežymėdavau tik keliais brūkšneliais, nes tie visi tokie rašikliai, krajonai, jie irgi turi savyje ten elementų, tai irgi gali ten truputį rezultatus keisti, bet gal nežymiai. Tai kasykloje kaip vyksta darbas. Visiškai kitaip. Kerno tu gauni pilną. Niekam yra nesvarbu. Pilna yra lėšų. Vos ne, kad ir kažkas turi tai registruoti. Ne, čia tiesiog gręžėjai gręžia, mes tada lankėm jų tą gręžimą ir jis tiesiog čia yra kernas nešvarus. Jie nenuplauna, tai tu pats turi, jie tau atsiunčia ir tu pats turi su kibiriuku prasieiti ir plauti jį. Metrai eina jau 771, baigėsi ten 2000 kažkur. Jiems nesvarbu, jie tiesiog gręžia. Ir mes, pavyzdžiui, net neturim darbo jėgos, kurie galėtų tai registruoti ir tu tiesiog turi visada backlogą ten 20 km. Ir kiekvieną dieną tu žinai, kad ateis į darbą ir taip jis niekada nesibaigs, gręžėjai dar gręžia daugiau ten.
Tai čia mes kepam irgi. Yra gražių dalykų. Aš žinokit labai nefotkinau, tuomet, kai tu kiekvieną dieną turi ten registruoti kas 200 metrų, tai tu jau nebenori matyti. Bet matai tam gražių dalykų, tam barnito, nes čia magnetito ruda, čia mes krūną turim. Tai labai faina. Šiaip įtėjau šią nuotrauką truputį pakeisti aplinką, tai čia va mano vienas kolega, kur mes padarėm tokį team buildingą, darėm barbecue žiemom sąlygom. Šiaip pavairį išdėjau. Nes stalai tai kerna atrodo šitaip. Tu ateini ir tu turi tam tikrą loginį rutiną, tai pradedi su geotechniniu registravimu, tuomet pradedi daryti geologinį. Darbo yra daug ir kad ir pabaigi tą stalą ir tu turi dar 2 laisvas valandas, tai keičiam stalus, padėsim naują kerną ir galėsim pradėti naują darbą. Visada, žinoma, ilsiesi, čia man dainavo, kai aš išėjau ir visi išsakė, čia kaip tu esi dabar vintage pas mus. Tai labai šiaip fainai, jie turi labai fainą biblioteką ten mineralų, nes įsivaizduokit iš kasyklos yra gręžiniai ir tiesiog matai ten tas gražius ten kristalus, mineralus, kaip ir pas mus muziejui, tai jie irgi turi tą biblioteką pasidarę. Turbūt darbas tuo įdomus tai, kad tu dirbi su tokiais įvairiais žmonėmis, ten ir iš Pietų Amerikos, Kolumbijos, Čilės. Čia buvo, pavyzdžiui, pasamdytas vyresnysis geologas iš Rumunijos. Jis man aiškino dėl mineralų. Aš sako, reikia atpažinti mineralus. Ar aš jam aiškinau kažkokią savo teoriją, aš nebeprisimenu. Bet kaip matot, iš tikrųjų, įmonė tau suteikia ir aprangą, ir specialius batus. Tu turi būti taip apsirengęs, nes čia pagal visus Švedijos reikalavimus. Va čia matot, va keičiam stalus. Bosai nematė mūsų. Tai čia, kaip sakoma, kad kasykla nesugriūti, dirbame toliau. O šitas vaikinukas yra iš Kolumbijos. Tai, tiesiog darbas tai, kad tu turi įvairių žmonių su įvairiom patirtim. Ir tiesiog tai atveria tavo akis ir pamatai, kad jėga, čia geologija, čia daugiau pažinčių, daugiau žmonių, smagiau. Tai va tiek iš mano žiemos darbo, bet čia šiaip norėjau dar parodyti tokius papildomus darbus, kuriuos darau kaip vasaros geologė, nes darai viską, visgi. Darai viską. Geologas iš tikrųjų daro viską, žinokit. Ir jisai pildo visus biurokratinius dalykus, viską suderina, valo kelius ir panašiai. Tai pavyzdžiui, analizuoji mėginius. Čia geologiškai. Darai pristatymus vietiniams žmonėms, nes niekas nenori kasyklų Šiaurės Švedijoje ar ten Norvegijoje ypač, nes ten yra visokių samių taisyklės ir žmonės tiesiog nenori, nes sugriaus gamta, mes ten viską iškasim, paliksim šiukšlyną ir išvažiuosim, kaip sakoma, biurokratai, kaip ten įdinto ar kažkas. Tai tu bandai su jais šnekėti, bandai rodyti, bandai pasakoti, kaip kas yra, kad čia viskas iš tikrųjų normaliai, kad bus pagal viskas, tas kasimas pagal visas taisyklės daromas. O kaip tai parodyti, kad mes darom viską pagal taisyklės? Tai pavyzdžiui, čia buvo grįžimo vieta Norvegijos kalnuose. Ir mums pasakė, kaip vasaros geologams, varykit chebra ir patvarkykit jūs tą grįžimo vietą, tai mes, ir pasakė mums, pasodinkit žolytę. Tai mes pasodinom žolytę ir jinai užaugo tokia žalia. Tai atrodo, kai chemikalai, kažkas chemikalus išpylė. Tai nežinau, ar žmonės labai pamaloninti tuo, bet mes darom, ką galim. Kaip grėstų lygmenų. Kaip grėstų. Nebuvo, bet tai va, Ar akinuką įmetėt? Žinok, nežinau. Jie tam, ta prasme, jeigu iki overburden, iki to, tarkim, ten moreninio sluoksnio, kol pasiekiant tą kristalinį pamatą, jie įdeda tam tikrus vamzdžius, kad ta skylė nesugriūtų. Apsauginė. Jeigu, pavyzdžiui, pažeidžia kokį tą gruntinį vandenį ir jis tiesiog bėga, tai įkiša pompą. Kad tiesiog... Jisai būna, kad tu tiesiog kažkaip pragrėži ir tiesiog bėga šaltinis.
Jo, šiaip tai turėtų tai būti jo. Jo, bet žinok, kartais, žinai, kas būna, kad gražiai tau skambina ir sako, mes susitvarkėm su vandeniu, nes mes radom ten keivitį. Grįždami ten buvo keivitį. Jie tiesiog, viskas gerai dabar. Tai, jo, nu, šitas dalykas tai, kad, nu, pavyzdžiui, mes kaip geologai tokie, kur, nu, kaip mes hebrai jums galim padėti, nu, mes biškai ir neišmanom, tai jūs ten tą techniką turit, negalima to daryti, darykit kažką. O va čia iš tikrųjų su mano vienu bosu, tai mes tikrinom tuos gręžimo skylės ir turiu va taip pafotkint. Žmonėm po to parodai, va, žiūrėkit, nu nieko tokio, nieko nepadarėm. O iš tikrųjų, o kokį mes padarom tam blogumą yra tai, kad gręžėjus su keturračiais važiuoja, nes reikia tą kerną kažkaip mum nuo kalnų pas mus atvežti ir, nu, tai va šitaip mes. Nu, mes patys ir su keturračiais važinėjom, tai nelabai gerai, žmonės nepatenkinti. Bet turiu tvarkyti ir aš čia turėjau... O va čia mes va taip tvarkome. Vadinasi, pigi darbą reikia. Pakeitimas, kad nebūtų liūdna. Geologas daro viską. Geologas daro viską, tai Pasodinot giliai čia paskui. žolytės, to žalios pasodinti. Kiek kilometrų išlipti? Nėra darbo, jie mums sako, tie mūsų vyresniai geologai, nu tai eikit tvarkykit kelius, nu tai mes ir tvarko. Čia mano rugsėjo 20 dienos vaizdas. Mes darbinę mašiną irgi be žeminių padangų. O čia, kai tvarkom kelius, mes darbą... Aš geriau persidaryti, tegu taip daryti. Nes ten buvo labai gražus, ten pirito, halko pirito kristaliukai ir tu neturi, nu tiesiog nepapasiėmei ten to plaktuko, tai galvoju, gal mesdamas ten suskilsi mažesnį, nes neši. Praktika, mokim, tik taip nedaryti. Aš jam 100% turiu išlaikyti mane paugą. Taip, mes turėjom saugos mokymus, tai... O čia šiaip dėl, čia vat, biškai pafilmavau tą grįžimą, nes galvojau, darysiu turbūt pristatymą pas jūs. Nu, man labai depresija, žinokit, užėjo, kai buvo to sniego. Čia jie kernai jau ištraukė 3 metrų ir gręžėjas dabar šildo tą dugną jo ir uždės tą mūsų orientavimosi liniją. Nes jie, visgi jie turi tam jau dabar aparatus, kur jie gali tą rigą, tą gręžimo įrenginį tiesiog jį suorientuoti ir tau tiesiog jau visas tas telefoniukas ten parodo, kokie yra ten azimutai ir tas tipas pats, viską jau tau parodo, nu viskas jau... Tai ačiū uždėmesi ir paskutinis čia, kai dar su keturračiais važiavom. Tai pažiūrėkit, va čia labai kietai buvo, čia per upę. Ir mes iš tikrųjų net... Jie mums pasakė, tai buvo, ar mokat su keturračiais važiuoti? Taip, ne. Ir jie taip, yra geofizika, jie per 5 metus jums parodys ten principą, jūs važiuosite virš kalnus. Nu, išgyvenom, sveiki gyvi, jokių sužalojimų. Ir daugiau nebeturiu ką pasakoti. Pirmas buvo keliamas, mačiau, kad ten ir diametro stiklelį. Nežinau dabar. Jo, tai yra nedidelio, o... Tai maždaug tam matyti. Kokios, ne. Nu, jeigu šitokie. Tie, kurie reikia traukti to, žinai. Jo. Stabdant dideliu. Ką, padėkojom, gal užsiėmės. O kaip sugalvojai iš viso išvažiuoti? Aš žinojau, kad aš noriu po studijų kažką daryti. Tai aš tiesiog, nu viskas yra labai paprasta, tiesiog vediesi
puslapiuose, klausiu žmonių. Man iš tikrųjų šitai nurodė Laurynas Šiliauskas, nes jis man tiesiog atsiuntinėjo kelias nuorodas ir aš tiesiog visur pildžiau. Mes su Vaida tada dar šnekėdavom ir aš irgi visur pildžiau. Tai tiesiog piltai ir taip. Pažintys ir Google'as. Google. Jo, LinkedInas. Kokią tu geologiją, tu tiesiog esi geologija, o tas Jo. tik apibūdina, kada atsitikė. Jo, bet vis tiek, nežinau, man tai atrodo, kad gal kai baigęs tu jas toks ir esi biški pasimetęs, nes nežinai, kur tada nueiti. Su magistra lygiai taip pat. Gražu. Praleisi daugiausia laiko to tarsi. Labai smagu, ačiū. Tai ką, kolegos, labai ačiū, labai malonu, buvo geri pranešimai, reiškia, įkvepiantys, ypač mūsų jaunąją kartą, įkvepiantys bristi į upės, imti purvą, Ten pirmiausia parodė, kaip nereikia daryti. gulėti. Kaip reikia, nereikia. Sako, jūs diplomus turit, baigėt geologiją, tai reikia ten po tą purvą vaikščioti, aš čia pasėdėsiu mašinai. Būtent taip, būtent taip. Taip, iš tiesų, taip sakant, darbas geologo įdomus, nepaprastai. Tai va, kolegos, tik buvo daug paminėta, reiškia, daug lietaus, kritulių, Zelandijai ir Švedijai, daug lietų visokiausių, tai aš turiu jūs pasveikinti su naujais metais. Su naujais hidrologiniais metais, kurie Lietuvoje prasideda lapkričio 1 dieną.